Toliau mes programoje turim sėkmės istorijas, tai gal yra norinčių papasakot kokią istoriją irgi, kas neįtraukti į programą. Ne, ar gal kaip pacientą kokį išgydėt, ar kaip jūs buvote išgydyti. Ne, žinau, kad Aušra tars porą žodžių, tai ją pakviesiu. Dar. Tai Gyvasties prezidentė. Bet visi ir taip žinot. Prašom. Ačiū tau, Laurinai. Sveiki visi, nors mūsų sumažėjo gerokai daugiau nei per pusę, bet kai aš sakau, lieka tie ištikimiausi, kur gauna vyšnaitę ant torto. Laurina sakė, aš esu iš Gyvasties ir mane žino. Ne, tikrai ne visi žinot, Gyvastis tai yra pacientus vienijanti organizacija, o pacientai tie, kurie yra dializuojami, kurie yra susiję su inkstų liga, transplantuoti ir gyvenantis jau su persodintais organais. Aišku, savo gretose mes turime ir medikų, Laurinas yra tarp jų, ačiū ir jam, ir ne tik tai jam. Savo gretose mes turime ir pacientų artimųjų. Dabar kas yra sėkmės istorija? Kažkaip, kai Laurinas man pateikė šitą paskutinės minutės pasiūlymą papasakoti apie sėkmės istoriją, tai aš galvoju, mes visą laiką vertinam per savo prizmę. Kas yra medikui sėkmė ir kas yra pacientui sėkmė? Kas yra sėkmė pacientų artimiesiam? Tai aš bandžiau taip tiesiog galvoti. Laiku nustatoma liga yra sėkmė. Taip. Jeigu atliekama transplantacija iki dializės, yra labai sėkmė, neskaitant to, kad pacientas jau susirgo ir jau jaučia nepatogumą. Atlikta transplantacija, dar didesnė sėkmė. Ar gali būti dar kas nors labiau? Gali. Kūdikis gimęs po atliktos inksto transplantacijos moteriai arba šeimoje atsiradęs kūdikis. Atsiradęs, ne gandras atnešė. Tai atrodo, tų sėkmės istorijų mes galim pavardinti daug. Net sėkmę mes galim pavadinti ir tai, kada po inksto atmetimo antrą, trečią kartą vėlgi atliekama transplantacija ir vėl sėkmė. Ir kas mums tą sėkmę užtikrina, tai aišku medikai. Mums kaip pacientam yra sėkmė, kad esame apsupti jūsų priežiūros, jūsų globos, kai mes esame saugus, kada galim pas jūs pasikreipti, kaip organizacijai mūsų. Tai yra sėkmė, kada mes jaučiam tą bendradarbiavimą su medikais, tame tarpe yra ir slaugytojai, medikai, kai sakau, yra plačiaja prasme, kada mes galim pasiskambinti, pasiklausti, kas mums neaišku, kada medikai atsiunčia pacientą pas mus konsultacijai. Net ir šiandien šalia turim pacientų artimuosius, irgi yra sėkmė, kada į paciento gydymą įsitraukia ir pats pacientas, ir artimieji, tuo pačiu lengviau ir tam pacientui, ir artimiesiam lengviau. Kaip čia prieš tai sakė, ateina žmona. Na tai jau kai žmonos ateina, tai tada informacijos reikia daugiau papasakoti ir paaiškinti. Tai vėlgi mes sėkme vadinam tai, kas yra daroma dėl paciento gerovės, sveikatos, gyvybės. O dabar, kad nebūtų tik tai mano monologas, paprašysiu atsistoti Gyvasties žmonės, tie, kurie turim Gyvasties narius, tie, kurie turim ryšį su medikais, atsistokite, dializuojami, transplantuoti. Drąsiau. Dalies jų nėra, nes jau išvažiavo traukiniu į Klaipėdą. Dabar tada likite stovėti tie, kurie esate po transplantacijos. Gyvenate su persodintu inkstu. Čia dar ne pabaiga. Aš sakiau, tą vyšnaitę vis tiek sulaukia tie, kurie paskutiniai. Likite stovėti tie, kurie 10 metų ir ilgiau gyvenat su persodintu inkstu. 15 metų ir daugiau. Ar tai sėkmė? Tikrai taip. Na gerai, kartelę keliam aukščiau 20 metų ir daugiau. Neblogai atrodo, taip? Ir viskas yra, kai sakau, medikų bendro darbo, bendras sėkmės rezultatas. 21 metai, 22 metai ir daugiau, 23 metai, taip visai gerai, 24, čia žinau, kas dabar bus, 25 metai ir daugiau, 26 metai ir daugiau, čia vyras su žmona. Ir dabar jau prasideda šeimininė konkurencija. 26, 27,
28 metai su tuo pačiu inkstu ir 29 metai su tuo pačiu inkstu persodintu ir dar pusę. Va. Tai aš manau, kad jūs ne tik išgirdot, kaip mes vertinam tą sėkmę, jūs pamatėt, dėl ko dirbat. Nes dažnai būna taip, kad dializės pažįsta pacientą, žino anūkų vardus, anūkų gimtadienius, katinų vardus žino. Ir va šiandien teko prieš konferenciją bendrauti su Šiaulių slaugytoja ir sako, va kaip smagu, va tik išleido pacientą iš reanimacijos jau atlikus transplantaciją ir sako, jisai iš karto mus informuoja, kaip mums sekasi. Tai vėlgi mes galim sakyti, tai yra sėkmė, kada pacientas užbaigęs vieną tą tokį etapą, dializės etapą, jau gyvendamas su persodintu organu, jis jaučia tą ryšį su žmonėms, su kuriais praleido daug laiko. Tai ačiū Jums už tas galimybės gyventi. Viskas. Man sėkmės istorija tai čia, kad aš galiu pasimokyti žmogaus, kuris daugiau metų, nevadinsiu to serga, yra su šita liga daugiau negu aš gydžiau ją. Tai kažkas tokio, 20 keli metai, aš tiek gydau žmonių. Tai tikrai turiu ko pasimokyti, kaip galvoju. Džiaugsmas, taip. Tai va, o ačiū profesoriai ir ačiū visiems, kas ištvėrė čia iki galo. Baigiam šią sėkmingą konferenciją. Lauksim visų per kitus renginius ir taip pat ir Klaipėdoje. Ir sėkmės grįžti į savo miestus. Aš už visą auditoriją kalbu. Ačiū kolegom, kad mus svetingai priėmė sostiniai. Labai ačiū. Ačiū visiems rėmėjam, gal ir nedaug atstovų yra, kurie padėjo suorganizuoti taip šitą renginį. Ir Klaipėdos yra dar žmonių. Taip, Klaipėda, mes atvažiuojam visi pas jūs, jau ruošiamės jo. Iki kitų kartų, ačiū Jona.